Sveiki, gerbėmieji, malonu matyti taip puikiai nusiteikusią publiką. Įpratome prie ekonominės klasės Xiaomi telefonų, kurie už labai nedaug siūlo tikrai nemažai. Bet šiandien pristatome tai, ką Xiaomi siūlo ieškantiems ne kainos, o klasės. Xiaomi 14. Kompaktiškiausias iš galingiausių šių metų flagmanų. O, matau, kai kas nekantrauja. Jau yra klausimas. Prašom. Ronaldas Lakošas, technologijų reporteris. Kas tokio naujo yra šiame modelyje, ko mes nematėm praėjusių metų Xiaomi 13? Geras klausimas. Kaip tik link to ėjau. Iš išorės pokyčių tikrai nėra daug. Labiausiai išskirčiau nebent didesnį galinių kamerų modulį. Tačiau viduje yra tiek ir čia viskas tiesiog labiau ir daugiau. Galingiausias šių metų Snapdragon 8 Gen 3 procesorius. Galios bus sočiai. Didžiausia RAM atmintis 16 GB. Dar didesnė baterijos talpa ir dar greitesnis jos įkrovimas. Taigi, nuo 0 iki 100 bateriją įkrausite per pusvalandį. Ir ekranas. Dydis liko tas pats, visa kita jame pasikeitė. Didesnė 1,5K raiška, prisitaikantis atsinaujinimo dažnis, net 3000 nitų pikinis šviesumas. Taip, klausau jūsų. Arnas Tukošius, tėvelis. Mano dukrelė prašė telefono, kurio ekrane gyventų kačiukas. Ar Xiaomi 14 įtiks? Visiškai nauja HyperOS vartotojo sąsaja turi daugybę privalumų. Pirmiausia, jinai labai žvitri. Viskas sukasi, vartosi, atsidaro tiesiog akimirksniu. Bet kas jums tikrai patiks, milžiniškas užrakto ir pagrindinio ekrano fonų bei temų pasirinkimas. Ar ten yra kačiukas? Taip yra. Yra ir kaktusas, o jeigu ko nėra, galite panaudoti savo nuotrauką. O, matau dar vienas klausimas. Dar kartą Ronaldas. O ką tokio ypatingo šiam telefonui suteikė fotografijoje žinomo vardo Leica kameros? Pirmiausia, pačios galinės telefono kameros tiesiog fantastiškos. Tiek itin plataus kampo, tiek optinį vaizdo stabilizavimą turinti pagrindinė, tiek 3,2 kartus artinanti telekameros, visos dabar yra 50 megapikselių raiškos. Visos gali filmuoti 4K raiška 60 kadrų per sekundę, o pagrindinė ir 8K raiška. Telefonu galima daryti HDR ir makro nuotraukas. Jis turi naktinį, profesionalaus fotografavimo ir režisieriaus filmavimo režimus. Na, o ką jam davė Leica? Pirmiausia, leidžia pasirinkti vieną iš dviejų Leica stilių – autentišką arba ryškų. Tai lyg tokie spalviniai filtrai, leidžiantis tą patį vaizdą pamatyti skirtingomis nuotaikomis. Labai meniška ir gražu. Beje, Leica filtrų yra ir daugiau. Jos galima dėti tiek fotografuojant, tiek filmuojant, net naudojant filmavimo režisieriaus režimą. Aronas Lukšis, naudotojas. O kaip dėl dirbtinio intelekto? Kiti gamintojai gyrėsi, o Xiaomi 14? Išties, nesigiria, bet turi. Pavyzdžiui, reikia teksto transkripcijos. Aktyvuojame ją tiesiog iš kontrolės centro. Žurnalisto svajonė. Fotografuojant galima pasirinkti dirbtinio intelekto kamerą. Tuomet vaizdas bus automatiškai optimizuojamas tiesiog fotografavimo metu. Aišku, dirbtinį intelektą galima pasitelkti ir redaguojant jau padarytas nuotraukas. Arrow Lock Your Shoes, influenceris. Klausyk, o jeigu aš noriu vienu metu brausint TikTok'e, žiūrėti filmą per Go3, na ir su draugais ten susirašinėti, išeis? Vienu metu dirbti keliomis programomis su tokiu procesoriumi tikrai labai paprasta ir lengva. Patogiausia kelias programėlės pasileisti naudojant šoninio valdymo juostą. Štai prašom, visos veikia, naudokis. Tik akių neišsinarink. Taip, klausau jūsų. Lukas Arnoldenas, technologijų vlogeris. Norėjau asmeniškai užduoti tau klausimą, Arnoldai. O kokie 3 dalykai šiame telefone tave labiausiai nustebino? Na, nustebino iš tikrųjų daugas. Pirmiausia, galimybė pačiam pasididinti RAM. Telefono nustatymuose galima dalį vidinės atminties 4, 6 ar 8 GB priskirti RAM. Labai gracingas ir naudingas sprendimas. Antra, galimybė pamatuoti pulsą tiesiog pridėjus pirštą prie pulso antspaudo jutiklio. Toks labiau triukas, bet tikrai smagus. Trečia, ir taip pat įstabiausias bei nepaneigiamas faktas, jau nuo vasario 26. Šį kompaktiškai ir neįtikėtinai galingą telefoną galite įsigyti Tele2. Na, o šiandien viskas.
Ne, klausimam daugiau laiko nėra. Ačiū, iki kitų susitikimų.